nežinau, kur ieškoti tavęs. O paklausčiau aš tyliai gandrų, o paklausčiau aš tyliai klevų, gal ir matė gandrai, gal girdėjo klevai, kai tą rudenį tu išėjai, gal ir matė gandrai, gal girdėjo klevai, kai tą rudenį tu išėjai. Ir atsakė man tyliai gandrai, ir atsakė man tyliai klevai, jis arti, taip arti, jis tavojoj širdį, bet tu ieškai ir jo nerandi. Jis arti, taip arti, jis tavojoj širdį, bet tu ieškai ir jo nerandi. Jei aš eičiau, tai eičiau mišku, prie šaltinio vingiuotų takų, ten aš laukčiau tavęs, ten ilgėčiau tavęs, jei žinočiau ateisi tu čia, ten aš laukčiau tavęs, ten ilgėčiau tavęs, jei žinočiau ateisi tu čia. Išėjai, 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 su gandrais ir su lapais žaliais, išėjai tu nakčia, išėjai paslapčia, nežinau, kur ieškoti tavęs, išėjai tu nakčia, išėjai paslapčia, nežinau, kur ieškoti tavęs. Visų pirma, ačiū, kad susirinkot. Tradicinis mūsų Mindaugo Tomonio pagerbimas, visada pavasarį susirenkam ir prisimenam neeilinį disidentą, poetą, žuvusį štai čia, prie to transformatorinės, reiškia, ant bėgių rastas žuvęs, nepalūžęs, nenusilenkęs sistemai, tikras mūsų tautos didvyris. Ir gražu, kad jo atminimas mūsų vienyje taip pat bendraminčius, krikščioniškos minties žmonės, patriotiškos minties, antisovietinės minties. Tylūs paukščiai, tylūs medžiai, tyliai, tyliai šiaurėn vežė, tylios dienos, tylios šventės, duok mums Dieve išgyventi. Šie kapai, kas juos atmins, miškuose ir už tėvynės, tiek tylos, ar ne per daug, žodžiai akmenys užaugs. Iš tikrųjų, norisi palinkėti, kad Tomonio žodžiai virstų ne mažais akmenukais ant tų bėgių, bet paminkliniais akmenimis mūsų visų širdise. Dabar prašysim mūsų šaulius padėti gėles ir žvakę prie paminklinio kryžiaus. Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus, Kristau, išklausyk mus. Tėve dangaus Dieve, pasigailėk mūsų, Sūnau pasaulio atpirkėjo Dieve, pasigailėk
Per lamutrę šitie žodžiai, skaiščios baltos lūpos vėrės, lyg dangus į sielą grožis ir tyrumas rūgėgėlės. Per lamutrę šitie žodžiai, šitie lietus, šitie vėjai, kai tarp bokštų pasirodžiau, tavimi langai švitėjo. Per lamutrę šitie žodžiai, kelio lemčiai, gims vardai, gal dar žolele linguočiau, šventoje šviesoj tik tai. Ačiū labai visiems čia susirinkusiems. Ypatingai noriu tokiais neramiais laikais išvelgti didelę prasmę mūsų susibūrimo čia ir noriu labai padėkoti Pauliui, todėl kad ta tradicija, kad būtų gyva, kad mes ateitumėm ir nusilenktumėm disidento atminčiai, susiburtumėm, kažkas turi tą idėją ir sukurti ir po to tą laužą kūrent. Tai labai svarbu, Pauliau, kad pats sutelki mus čia kasmet. Ir šita tradicija Naujosios Vilnios skyriaus labai palaikoma ir visų jūsų, kurie čia ateinat, skiriat savo laiką. Man atrodo, kad Mindaugo Tomonio žūtis, kaip ir jo gyvenimas, liudija neprisitaikymą. Neprisitaikymą ne tik tai su represorium, bet neprisitaikymą savo įsitikinimuose, tvirtą stuburą ir nedvejojimą, netgi matant ir liudijant tragišką galimą savo perspektyvą, eiti tuo tiesiu keliu, savo vertybiškai tiesiu keliu ir niekada nieko nebijoti. Ta drąsa, man atrodo, šiandieną yra ypatingai reikalinga kiekvienam žmogui, kuris liudija visus žiaurumus, kurie vyksta vis dar pasaulyje, engiamus žmonės, represuojamus žmonės. Ir tai, kad mes susirenkame čia kasmet, man taip pat yra ir tam tikros istorinės tiesos atstatymas, kad tokie žmonės, kad ir kaip beviltiškai jų gyvenimo pabaigos momentu atrodytų jų pasirinkimas stovėti savo vertybių pusėje, lieka nepamirštas, lieka įvertintas ir lieka mūsų vaikų kelrodė žvaigžde. Tos laikysenos, tos ištiestos nugaros, nepasidavimo ir neprisitaikymo. Gera būti jūsų tarpe, gera liudyti atminimą ir labai džiaugiuosi, kad turime šią tradiciją. Ačiū už ją Pauliui. Ta vieta, kuri be abejo ir verta tų apmąstymų ir visa Mindaugo Tomonio istorija, be abejo, jeigu taip giliau prisėdai pamastai, turi savo pasidaryti tam tikras išvadas. Tai viena vertus, ką jau ir Monika minėjo, iš ties aš irgi taip visą laiką stengiuosi išvelgti ir vertinu tada, kai žmogus turi aiškią liniją. Ir mūsų istorijoje buvo atveju, kai dar buvo didžiulės represinis aparatas, kai buvo sodinami, trėmiami žmonės, žudomi žmonės, va tokiu būdu. Tai tų žmonių, kurio drąsa buvo, turbūt nepamatuojama, jiegi žinojo, kad eina į mirtį, jie žinojo, kad eina sunaikinimą, bet jie brėžė tą kryptį, ar ne? Tai jeigu kalbant apie disidentus, viena vertus reikia pripažinti, kad būtent šitoj vietoj prieš kokius 3 metus amžinatilsį Saulius Pečeliūnas mums pamoką išdėstė, kad ne disidentai, jie rezistentai. Tai yra, jie tęsia tų pačių partizanų tradicijas. Tai va čia ir Sauliui reikia atiduoti pagarbą šią prasme, ar ne? Tai be jokios abejonės jie savotiškai sugabino mūsų ir pirmąją Respubliką su kovo 11-ąja, nes jeigu jų nebūtų tų istorijų, matyti, tai kodavo tą laisvės idėją mūsų iš kartos į kartą. Galbūt ten daug žmonių ir nežinojo, bet tie, kurie žinojo, tai brangino ir vertino kaip valstybingumo tam tikrą giją. Ir iš ties, jeigu žiūrint ir Laisvės lygą, ir kitus, tai yra tie žmonės, tie judėjimai ir jau išėję, jų lyderiai, jie tą liniją brėžė dar tada, kai buvo be galo sudėtinga. Ir ėjimas tiesiąją liniją, kuri po to virto į tai, ką jie siekia, tai yra nuostabiausias dalykas, ką galima turbūt patirti. Po to jau, kai virsmas vyksta, kai jau prasideda, atsiranda galimybių langas, tada vieni pasirenka, kurioje pusėje stovėti, vieni pataiko, kiti nepataiko. Bet šitie tie, kurie važiavo tuo sunkiausiu metu. Ir čia yra tas beprotiškai svarbus dalykas. Kokia drąsa žmogaus viduje turi būti, suvokiant, kad geriau, lengviau prisitaikyti, lengviau pastovėti šešėlį, kažkur pabūti, ar ne, ir galbūt paflirtuoti su sistema, o buvo visai kitaip. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, kuris be galo svarbus, man atrodo, tai yra ypač šiandieniniam kontekste, tai yra tokių žmonių pavyzdys, yra įkvepiantis šaltinis mūsų valiai priešintis ir gintis.
Čia yra fundamentalus dalykas. Be abejo, mes galim galvoti apie karinę techniką, įsigijimus, NATO gynybos planus. Tas yra be galo svarbu ir tą reikia daryti. Bet jeigu tauta palūš, jeigu jinai neturės to kovinio geno, jeigu jinai neturės noro priešintis, tai okupantui bus labai paprasta. Pamusikuoji vėzdų, pagazdini ir įvažiuoji jau į okupuotą, morališkai okupuotą valstybės ar jos teritoriją. Tai Mindaugas Tamonis ir jo visi kiti brandaržygiai ir tos tradicijos nešėjai, disidentų, rezistentų, jie yra tas įkvėpimo šaltinis būtent tai kovai ir gynybai, valiai priešintis, kuri fundamentaliai svarbi mūsų tapatybė. Tai ačiū jam už tai, kad mes apie tai kalbam ir manau, kad galbūt reikia jau pagalvoti apie kokį, nežinau, didesnį ir vietos įamžinimą. Galima kalbėti, matau, ir su miestu, nors nesu tikras, čia gal kaip tik reikia taip pat palikti, kaip dabar yra, tokia aura yra, čia reikia pagalvoti.